Aš esu Agata, man yra 13 metų, gyvenu Telšiuose ir laisvalaikiu groju gitarą ir pianinu, einu taip pat į muzikos mokyklą, o dabar esu moksleivė viduriniai mokykloje. Muzika visą laik būdavo mano didžiausias hobis, man visą laik patikdavo dainuoti, tai yra labai didelė mano gyvenimo dalis. Manau, kad visą laik buvau šalia muzikos ir visą laik jaučiau tą pritraukiančią jėgą prie muzikos, visą laik norėdavau parodyti, ką moku. 3, 2, 1 ir einam, artumo, taip. Nu, gerai. City lights, they fade away, chasing dreams at the break of day. Šiaip, jeigu anglų kalbas, tai man visą laik sekėsi anglų kalbą, mokėjau ir darželį į anglų grupę. Praktiškai mano visa socmedija yra anglų kalboje, tai aš labai lengvai išmokau ir manau, kad aš ją labai gerai moku ir manau, kad šiaip tai yra lengviau man dainuoti angliškai negu lietuviškai. Lietuviškai gal ir padainuočiau gerai, nes čia yra mano gimtoji kalba. Bet anglų yra lengva dainuoti, nes tu supranti, ką tu dainuoji, tu supranti, ką tu nori pasakyti. Ir manau, kad visi kiti irgi supranta, nes visi kiti moksleiviai irgi mokosi gerai anglų. Ir dabar praktiškai viso pasaulio pagrindinė kalba yra anglų, tai nusprendžiau kurti dainas angliškai. Iš grupių galiu pasakyti, kad man labai patinka grupė The Neighborhood. Jie tokias labai atpalaiduojančias ir tokias kaip ir lėtas, bet ir su tokiu beatu dainas daro. Aš jų labai dažnai klausaus, turiu jų playlistę įsidėjus. O iš paprastų atlikėjų man labai patinka, pavyzdžiui, Gracie Abrams arba Billie Eilish. Labai dažnai klausiausi Billie Eilish dainų ir man labai jos patinka dabar naujas albumas, kurį išleido. Žiūriu į juos ir taip pat klausausi anglų kalbos, apie ką jie dainuoja ir aš bandau tą pačią energiją suteikti savo dainoms. Aš remiuosi į juos, kai rašau dainą. Pačią pirmą dainą aš iš tikrųjų įrašiau, kai man buvo 10 metų, man atrodo. Ją parašiau mamai mamos dienos progai. Ją rašiau lietuviškai, nes man buvo dar 10 metų ir taip gerai dar nemokėjau tos anglų kalbos. Tai, kaip ir sakiau, tai yra apie mamą dainą, kaip aš užaugau su ja ir kaip aš jai padovanojau šią dainą kaip dovaną. O pati pirmoji mano daina, autorinė daina buvo Through My Eyes. Ja labai netikėtai parašiau, sėdėjau savo kambarį su sese ir pradėjau ant tokios vienos programėlės dėlioti labai lengvus akordus. Kažkada pasakiau tėčiui, kad ateitų į mano kambarį ir peržiūrėtų. Jis susidomėjo tą dainą ir mes nusprendėme parašyti savo pačią pirmą dainą. Dažniausiai sėdim su tėčiu po kokias 2 valandas, tada pailsim, tada kitą dieną ir vėl padarom kokius atsakymus ar vokalus dar kitus uždedam. Tai nėra lengva, labai daug darbo užima ir labai daug laiko. Tai manau, čia nėra kiekvienam. Nuomonių buvo visokių iš tikrųjų. Pačias pirmos nuomonės, aišku, buvo iš giminių, iš tėvų, draugų ir visiems labai patiko. Atėjus į mokyklą buvo jau tokių ir nužiūrėjimų pro šoną ir buvo, kad mergaitės atėjo pas mane pasveikinti mane su pirma daina, sako, kad labai gražiai dainuoja, labai patiko joms. Buvo ir labai neigiamų reakcijų, pavyzdžiui, kaip tu nemoki dainuoti arba nerašyk čia, nes tau nieko nepavyks gyvenime. Bet aš nelabai žiūriu į tokius žmonės, aš žiūriu tik į teigiamą. Tai aš tiesiog noriu palinkėti kiekvienam dainininkui, kad jisai neturėtų susitirti su kažkokiais
heiteriais, pavyzdžiui, nesuporteriais. Aš manau, kad jie turi žiūrėti į tik teigiamas žinutės, o ne į neigiamas. Nes tos teigiamos žinutės tave paskatins eiti toliau. Planą A aš jau esu susigalvojus gyvenime, tai yra, kad rašyti. Dabar užsieminėju albumo įrašymu. Jį žadu išleisti iki savo 14 gimtadienio, kuris yra šią vasarą. Planas yra toks, kad rašyti iki kol mane pastebės. Aš noriu parodyti pasauliui, ką aš sugebu ir aš noriu kurti, nes tai yra mano didžiausia svajonė. Kol kas visos mano 3 dainos yra visiškai apie skirtingas temas. Galiu papasakoti kiekvieną individualiai. Pati pirma daina buvo apie mano tėvus, apie tai, kaip jie susipažino, nes mano tėtis sutiko mano mamą 17 metų. Ir yra tokia viena eilė mano dainoj, kur I fell in love with you when I was 17, kad tai yra kalbama, kaip mano tėtis įsimylėjo mano mamą, kai jam buvo 17. Priedainis yra apie tai, kaip jie susitiko vakarėlį, kaip nebuvo vienas kitam skirti, bet tada surado save galų gale. Tai pirmoji daina buvo skirta jiems. Antroji daina Highways of Tomorrow yra pasakoma apie tai, kaip aš siekiu savo svajonių viena pati, eidama tą ilgą kelią. O paskutinė mano naujoji daina Get Out of My Way yra apie tus žmonės, kurie nesutinka su tuo, ką aš darau ir kuriems nepatinka tai, ką aš darau, arba jie mano, kad aš nesugebu tiek daug. Tai yra daina taip apie heiterius. Tai yra apie tai, kaip žmonės mano, kad aš neverta tiek daug, bet aš žinau, kad aš esu verta to. Nežiūriu į tus visokius komentarus ir aš tiesiog siekiu savo didžiausių tikslų. Jaunoji atlikėja Agata Breit-Mozerytė. Agata Breit pasirodymu. Agata Breit. Agata Breit! Pasitikime plojimais! Oi, kaip aš bijojau, man širdis labai daužėsi, kai mane pristatinėjo, aš manau, kad širdis man iššoks iš krūtinės. Tas jausmas, kad tave žiūri ir tavim pasitiki ir kad tave kviečia padainuoti kažkur, tai yra didelė garbė kiekvienam atlikėjui. Aš esu dar tikrai jauna, aš kol kas esu dabar nusprendusi, kuo aš noriu būti, kai užaugsiu. O po 10 metų man jau bus 23 ir aš būsiu visus mokslus pabaigusi. Turėsiu pasirūpinti savim, bet aš tikrai manau, kad aš siesiu savo gyvenimą su muzika, aš manau studijuosiu. Aš nemanau, kad aš ją pamesiu, bet aš manau, kad jinai padarys labai didelę įtaką mano gyvenime. Palinkėjimų yra labai daug. Aš tiesiog noriu, kad žmonės suprastų, kad tai, ką aš darau ir ką aš myliu daryti, aš noriu, kad jie išgirstų ir suprastų mane per mano muziką. Kiekvienas turim siekti savo svajonių ir niekada jų nepamesti. Aš manau, kad visi turime savo tikslų gyvenime ir tai, ką mes norim būti, tai mes to turim ir siekti visą laiką, jo nepamesti. Nes manau, čia yra didžiausia klaida pamesti tai, ką tu myli gyvenime. Tai aš manau, kad žmonės tikrai pamiltų mano muziką, jeigu jos pradėtų klausytis. Ir aš tiesiog noriu palinkėti žmonėm, kad jie nepamestų niekada savo svajonių ir siektų savo svajonių taip, kaip aš siekiu savo.